pafilmuosiu. Gražu man. Jau kaip man patinka upėm plaukti. Man patinka, kai mane upėm plukdo. Kodilai visokie, ne? Čia gyvatė kokia. Chimera gal kokia. Tik ir tyko, ką nugriebtin upę. Kokį plaukiką iš baidarės ištraukė. Plaukikė kokia. Baltapūkė. Aha. Tai dabar jau čia baidarių tų priekį jau yra. Jau ten labai daug. Mes jau taip į pabaigą. Truputį. Kaip jie gražiai ir ploja visi ten. Oi, norėjau tą, bet... Visi krūmai. Niuva. Čia į komplektą editelė įeina. Aha. Merginos baidarės ir alus. Čia toks jau, kaip pasakyti. Tai ten yra kažkokia tai daina. Kaip ten dainuoja. Disko, seksas ir alus gal. Kažkokia tai buvo, man atrodo, daina anksčiau. Lapai jau va šitai jau nugeltę, jau nereikia nei šalnų, nei nieko. Atėjo laikas ir... Ja, praėjo ir viskas. Jo, dabar čia 7 baidarės, viena už posūkio jau. Mano laimės, kaip čia dabar tos pilkos. Gal dar sutiksiu svajonių, šalelę. Ai, čia gera daina yra. Tai aš... Ne visus žodžius pamenat? Ne, tai aš turiu įsirašęs turiu, bet aš buvo tokiu laikotarpiu, kad aš po 10 metų iš viso nieko, dabar žiūriu, kad jau nieko. Dar irklus galėtų iškelti. Irklus iškelkit! Negirdėjęs jį. Negirdė, ten įsisiautė dabar. Prieš srovę repeticija. Jo. Kas būtų, jeigu būtų? Kad būtų ilgiau, tai prieš srovę reikia paplaukti. Jo. Žiūrėk, čia tiek priešiai savo sukus. O čia, o papa ir Eduardas. Pratęsimas praeito žygio. Gir, gar, gar. Gir, gar. Čia biški tokių žolyčių, šakų. Graži gamta. Jo, čia visi rašo, kad man bus įmėse daro kažkokį, nevaroti daro kažkokį. Papildymą, žinai. Tai jūsų Samsungas? Aha. O žinot, kad selfie, kai darai pakeli ranką ir nufotkina jisai? Ne. Į Alovę? Į Alovę, nes Alytui, jie į Kauną važiuoja, pavyzdžiui, žinotai, nepakeliuoja į Alytą važiuoja, nes prieš Alytą jis toks bus. Ai, prieš Alytų į kairę. Pietų? Jūs man tik vieną Kažiūrėk, kaip Daivas Mikras sekasi. A su kuo Vitalija plaukia dabar? Su Deividu. Vitalija? Viskas puikiai įsisprendė. Va, kaip kas kaip norėjo, taip ir plaukė. Aneriukas danguolę nustvėrė šį kartą, jo, tai jau žinoma. Pica kaip atneša, tai ten, ai, palaik, ten pica. Ne. Ne, ten. Ai, ką ten valgėm, palaik. Kas ten dar eina ten. Ai, tai šitas. Prašau? Jo, aš jau ką vakarienį valgysiu. Ai, bulvinių aš namuose pasitarkuoju, bet... Man tai grilį labiausiai patiko tie fontanai.
Ten viskas gerai, tik tai jeigu vėjas nuo tų, kaip ten tie, lamos, kas ten, tai biskį kvapimas. Nu jau tokia gauja atplaukia. Kai Dievas uždaro duris, tuo pačiu jis atidaro langą. Ten gale balsai girdėt. Tai jo, dar ten 4 baidarės gal. Čiuosiu. Oi, nelabai matosi. Aš nežinau, lemba. Aš tai varysiu. Kaip? Aš tai varysiu. Jo. Nu tai čia šalia išlaužo. Jau čiūdiškai iš karto pasako, kad bus ten čiūdų gerai. Jo. Jo. Aš susiregistravęs jau esu į šitą spalio 5. Dar taip nebuvę, ne? Ne. Nu, tai tiksliai, tu taip visi atsipalaidavę gaili to paskutinio plaukimo dabar taip. Ir nori, kad jis kuo ilgiau užsitęstų. Nu jo, nes paskui pravarai taip staigiai, nu ir ką. Viešis nie tas. Na, Vitalijos balsas girdėjo. Sako, kažkas nelaimingai prisiparkavo. Kryžius. Jau kryžiai prasideda, žiūrėkit dešiniam šone. Tai jie matė jau. Jau kažkas prisiplaukėjo. Ir batai tik likę. Nu jo, tai šitie negenda, kad ir užkasi tai daug metų. Kroksai tik tai kriuksi ant kryželio. Vakarienė reiškia bus, ne? Taip. Bet į tą važiuojama, ne, į tą. Taip žinoma. Nes aš klausiau ir Vaiva nieko prieš, ir Vitalija. Atsireikia, jis nenori niekur, žodžiu, visiems patinka. Eismas uždarytas. Neužimkit erdvės. Užsiskersavę visi gražiai. Aš kažkaip niekaip neatsimenu tokio mūsų plaukimo. Jo, atsistot baidariai, tai ko negalima labiausia, tai stot baidariai. Kas čia svoja baidariai? Sako, Laima, atsistok baidariai. Ir selfie padaryk. Plaukėm ir mes prie selfie. Bus gera. Tai mes galim antrą eilę. Jie iš parterio, mes iš balkono. O kodėl mes netelpam, ką? Tai mes nenorim į jūs taranuot labai. Ne, tai labai arti. Tu atsistok. Danguolė, apa, stoja. Netelpa visai čia dan. Bet žiūrėkit, kaip mes čia visi fainiai sustojom. Kiekvienas savo įsipila šiandien. Geras čia. Tik, kad nedaug turim. Oi, Ant dviejų, tai čia greitai. Ja dabar ką godras, aš sakiau, kad nekis tenai. Tikras la. A jau pagaliau žiūrėk. Nu kažkaip Aleksandrui ne į tą pusę plaukti. Man atrodo, kad tu plaukia. Aš nesuprantu, kodėl mes nugero atplaukėm. A jūs jau grįžtat jau? Jie apsisuko atgal varys dabar. Jie jau grįžta namo, taip daro. Mes labai gerai viską darom. O tai Nerijaus tai nėra, ne? Yra Nerijus, su Danguolė plaukia. Deivido sumaišiau. Deividas ten dar. Rūta. Rūtelė, daryk kokią rodą, bet čia gerai nesbaigs. Gelbėk tu mane. Variklis geras. O, bet tai drūtas, tai pajėzau koksai. O, jo. Aha.
O čia biski ir kliūčių yra. Negalų užsipylėm dabar. Pažiūrėkit, kaip čia gražu. Kaip gerai, vienur gauni, kitur gauni, dar biskį savo, jeigu turi. Nu, bet tai kaip faina, čia kiek daug visko išvirtusių, kiek medžių, va. Šitas biskį mums į šoną davė. Ne, tai aš jau taip jau taikiau, kad pro šoną paslysim. Ale faina kaip. Jo. Vieni iš fainiausių žygių yra baidarėm. Ypač, kai dar nereikia ir klūt. Aš jau gerai. Nu, ja. Dar taip nepatikliai nužvelgė mane, galvoja, kad šitas dėdas čia prie mane pristojo, koks jaunesnis būtų iki 20 metų. Tai dar pagalvočiau. Tai aš dabar iš to viso teksto suprantu jau, kad šitą... Beždžionių tiltas. Maslaukos kaimas. Ponė, tai nebijau, kad viskas bus gerai. Kažin, ar šitų tiltų dar kas eina? Ale čia koks beždžionių, jo. Jo. Beždžiontiltis. Tai man juokas, vakar plaukėm, tai va toks beždžionių tiltas ir Lyduvėnų tiltas. Aha. Plaukėm, nu tai Arūnas su Aivaru, jie ten pokštininkai būdų, nu ir mes ten šalia jų. Nu taip, vos ne tai, kad krūvoj, bet... O, beždžiontiltis Arūniukas sako, nu, kad Lyduvėnų tiltas toks, tai nieko, vos praleido nepastebėjęs. O beždžiontiltį va šitokį iš karto pastebėjo. Tai jo. Lengvas toks žygelis. Toks pramoginis su pasivaikščiojimu. Bet kaip gražu čia. Ir tas plaukimas va dabar toks. Tau koks gražus Maslaukos kaimas. Jeigu tavo sodyba ta mano būtų, gal sakyčiau ir nieko, bet kol ją įsirengi, tai čia metų reikia dar... Ir prižiūrėti reikia, žolę apšienauti. Ir kiek pinigų šienauti reikia ir čia tas upelį, nu nežinau. Ai, aš turėjau 15 metų ir daugiau, nenoriu. Namuose žolę pjauti. Visokie darbai, kažkur kažką daryti, vis. Taigi, priplaukimas toks, būdavo taip įsisklaido visi, tai jeigu matai kokį vieną priekį, tai jeigu jo, vieną gale. Ir neįdomu, kiek čia tų antukių skrenda, antukės. Vos ne visi krūvoja. Ja. Bet va, kiek laiko tupėjo ir neiškentė pakilo. Na, tai jo. Dėkingas oras, faina labai. Jo. Ne šalta, ne karšta. Jo. Srovė po biskį neša. Čia tinginių plaukimas vadinasi. Taip. Tai ir labai gerai, nes jeigu būtų kitokia upė, paskui braidžio ten tysta valtį ar dar ten kažką, tai... Nu ką nepadarysi. Tai, o vis tiek jau rudenėja, va. Va, rudenėja, lapai gelsta. Va taip, va. Va, kokios išdžiūvę šakos gražios. Atrodo, kai kokiose džiunglėse. Bet kaip ta šakai įsirietus. Aha. Viršų. Labai gražu. Kokie 800 jau yra gal. Bana, tai jau 1500. Kaip? 1500. Nu, tai... Jau aš į kitą levelį pereisiu. Kas dažniau? Per didelio krūvio nereikia. Labą dieną. Tokį rimtų vedų Dangulė. Dangulė pasakoja man apie gyvenimą. Apie gyvenimą. Finale gavosi taip, kad jaunesnį. O Dieve. Jo, tokio tinginių plaukimo, pirmą kartą turbūt aš aplamai istorijoje per plaukimų gal kokį 30 buvo jo, kad taip visi atsipalaidavę. Taip tai būna išplauki, taip žiūri, ten už paušėką, jeigu tą pat matai kokią vieną baidarę ir dar gale kokią vieną, jeigu matai viskas, tai daugiausiai jeigu... O čia žiūri visi krūvo plūduriuoja, savo keliuškuoja. Kai nebus mergų, tai plaukšama. Čia man gražus krantas, aš galiu išplaukti. Kai nebus mergų, tai plauks su manim, tai pravesiu. Pergyveno, sako, tai kaip aš viena, kur aš plauksiu viena, kaip aš plauksiu. Aš ne viena bijau plaukti. Ne, ta prasme galvoju, jeigu duos kokią nors tokią žioplą kaip aš. Nu, nereikia apie save, taip niekada nereikia negalvoti. Eduardai, nesakyčiau, jeigu tu nebūtum pasakęs, tai ką tu vadini plaukiančiais ir ne. Tie, kurie... Dirklai rankas. Eduardai chimeros į mus tykojasi.
Arba su gerai plaukiančiu. Tas, Tai, o kuris... gerai plaukiantis tik tu, aš supratau. Ne, tai šitai labai gudrus irgi būna įsidilgina uodegas. Jo, žinau. Kaip čia ta... O, aukštos įtampos laidai. Aukštos įtampos laidai. Kažin per upę. Ar tik tai paupiu? Va, kaip mes posūkį dabar. Ai, bet čia posūkiai tokie nestaigus, čia visai. Ne, čia labai. Dabar tokiu oru, rudenį, tai merkys pats tas. Pats tas, jo, pats tas. Nereikia, kad išlipinėt, nėra kliūčių labai daug, taip va, mėgautis. Nereikia niurgdytis čia, kad... Mėgautis gamta. Baidarė persinešė per kokius kelmus, arba keituose seklumuose ten, kur 15-20 kartų. Atitas nuplauks, paskui mane paliks, tai ką aš gražios šakos apsikabinės. Deividas su irklu užplos, sakys, anuką nuo to medžio. Pirmyn. Laikas neguminis. Neįsitemps. Aš anksčiau kažkaip tai jo... Va. O! Nu, žiemai gal neužteks, bet pradžiai. Žiemai plytos daug nežinau. Kad baidarės nešiotų iš ko nusima. Nu, va, tai smagu, kai visi krūvoj plaukia. Aha, faina. Šūda pamalambiski. Liežuviais, jo. Nu, jo. Ir priekį 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mes 10, kur aš matau, ir dar už mūsų vieną baidarį, 11 mūsų dabar. Vos nekrūvoja. O, tiksliai. Jo. Faina. Čia jau privati valda. Tai va, darželių prisodinę. Tai patvinė viskas, va, šitos žolės, va, viskas patvinė, jo. Būtų viskas gerai, jei krantai būtų gražesni. O dabar smėlukas byra. Ai, va, vis dėlto eina aukštos įtampos laidai per upę. Plaukia gerai, jam čia sekasi, tai va, moka plaukti, Bet tai čia nebloga visai upė. Net gal aš ir viena paplaukčiau tokia. O tai ką čia viduje plūduriuoja savo ir viskas. Nu, čia pamiegot galima. Labai oras dėkingas šiandien. Ir oras dėkingas jo. O, Nespygina, nekaitina, ne karšta, ne šalta. Jo. Kai karšta, tai irgi būtų negi. Tą medį užvertė specialiai. Pasidaryt. Tai va čia viena sala, va čia kita sala. Nu, sala tikrai sala. Čia ne visai maža. O, ir dar namukas stovi. Ne, tai jis anam krante jau. Ai, ten anam krante. Jo, ten anoj pusė irgi šitą vanduo pratekam. Aš taip supratau. Taip, ir ten šlaitai anastatus. Tai jis gali tiltą nusitiesti. Ir, kokios gyvatės kabo iš medžių. Medis nuvirto ir dabar ataugo viena šaka. Jo. Ant šitų. Viskas gerai. Čia gal akmenų yra, kad taip... Visi klausia, kas čia tą maišę pas mane. Sakau, bulvių pasikasiau. Nu. Gal pasiruošęs?
kol Deividas pasakojo ten šį bei tą, tai aš buvau nubėgęs. Tai tu čia maždaug sakai, kad šitas maišas nepermirkstamas, nu ta prasme, neleidžias. Nu čia man tik tai iliuzija tokia, nu tai ką. Man atrodo, kad jau. Nu, aš galvoju, žinai, bet kadangi darysim dabar į kalnus tik su kuprinėm, be lagamino, nu, gali vis tiek pataikyti kelionės metu, kol turi visus daiktus ant savęs. Nu, nesinorėtų, kad jie liktų šlapi, žinai, ir turėtum viską džiovintis. Tai aš galvoju, kad reikia. Reikia turbūt sustoti. Ne, tai stojam, gelbėsim jau mergaitės, nu tai pala. Jėzau, vaivutė, nu. Kaip čia dabar šitaip, nu. Tai žiūrėk, kad ir mes paskui jo papa nebūtų. Tai dabar nežinau, kada reikia kažkaip tai čia bandyti. Nu jo. Aha, gerai. Įtraukiam į krantą dabar šitą. Kokį dėkėti ryšį. Ir virkų nepaleidžiat. Virkų nepaleidžiat. Bet tai kaip mergaitės dabar tokia platinu. Ne, nu aš nieko nesakau. Sušlapo telefonai. Ar telefonai nesušlapo jūsų? Gyvenimą nenutyga, nedėvi. Aš jau bet pagalvojau, kad galvoju, kas čia per variantas. Dabar vertam. Aš nėra šitas nuotraukas, kuris sudaro skrydį. Ne, yra, bet aš ne, pirmiausia. Ne, tą šabą. Bet tai čia, ne, tai gal atverčiau greičiau bus. Pabandom dabar dar. Nu čia srovė tai didelė. Aš siūlau tą priekį, tą galą reikia į priekį pakėlti, o čia aš paprokti iš tas vanėlės. Aš turiu jūs didelę padaręs šiam vandenį. O tą plantą. Dabar klausykim, gal verčiant pilnai ir dabar apverčiant. Gal buvo daug laiko, jo, bet istorija dabar jau nutylė. Bet čia tokia vieta ir va ant šitų šakų užplaukė ir apsivertė merginos. Pagalba suteikiama. Bet man mergina patinka, pasitėl gal plaukia. Bet kaip aš jau, reikia palaksyti, kaip medžioklinė. Čia paparacis iš po medžio filmuoja jūs.
Dabar pabandom tą galiuką. Gerai, griežtai. Viskas gerai. Viską padarom ir dabar jau pasidarom. Kažkur nebėg. Dėkam koją, kad nereikia dėkim galvo. Kojas labai gaila, suprantu. Su izoliacija pigiaukas šitą, kaip tą vadinasi, elektriko iš senukų. Jo man tie paprasti liptukai jau nebepadeda. Bet nematau, kad tai. Nu jo, visko čia būna. Visko čia būna. Srovė labai didelė dar šitos šakos. Ne, tai gerai, tai kiek valyklos kainuoja, kad aš neįkuo, aš taip pat kainu. Pensininkas iš valyklą neturės niekimų pinigų, alų turiu, valyklą ne. Lėšų švaistymų, jie pinigų švaistymų. Tarp tokių medžių. Išvirtusių šakų. Įstrigdyta valtis ir va čia dabar sėdžiu aš. Jeigu paprašysiu atplaukyti mane, pavyks. Nelabai? Nelabai, kad nereikia antrą baigti. Čia biskį instrigus aš. Ne, nu, čia va biskį pragilėjimas, kažkur tam vainam, kad viena. Tai jau biskį pragilėjimo praeina, tas įsakymą grįžti. Aš tau sakiau, jūsų mama draugavo, bet pasisliauk, suprantama, tai žinai, kada neįsimerkės. Žinoma, kad pataikysit. O. Keditas fotoaparatas. Gal pataikysiu. Va. Viskas čia gerai. Ir plaukų nėra aplinkui ir pataikyti. Kaip čia, nu tai čia patirtis gyvenimo. Bet kiek toms mergaitėms sako? Kaip Rusijoje sako, ne pirmą razą zamūžam. Moteriškė viską žino jau. Ne pirmą razą zamūžam. Bet tai kokį nuostolį turėjo tie, kur nuplaukė į priekį. Jie nieko nematė, kaip kokios čia linksmybės vyko. Iš dalies nenuostolis. Gal dar čia nepaliko. Jau jos, tiek sausai jau jom nebūtų. Gerai, nebeaktualu. Ne,
mes išstumsim jūs į didžiąją upę. Ne, tai mano dabar Didžiąją upę, paskui jums reikės paimti. O, Jėzu. Ai, Eduardas netgi ten. Ne, nu tai negaliu, tokios merginos negaliu paleisti aš jų. Edita viską girdi. Jo darbučių užsidirbsiu. Edita viską girdi. Viską. Taigi jisai džentelmenas. Jis visom padėtų merginom. Atsargiai, Eduardai. Maudė taip neplanavęs visai. Bet jūs tam neįlipsit, Eduardai, reikia prie kranto eiti. Taip? Jūs tam neįlipsit, tai stovinti valtį. Aš atsistumsiu tą baidarę kažkur, tai visi, kad turiu iki jos grįžti. Prie kranto traukti. O dabar. Jo, šitam krante tai purvas. Čia nelabai yra kur atsistumti. Jūs žiūrėkit, nenuplaukit tik tai. Jėzus, čia akmenys. Oi, Nu jo, oi, čiut blet nepasakiau. bet jau pasakėt. Čia paėdė įmanoma. Tai žinau, už tai jos ir apsivertė čia. Bet čia žinokit šakos, Eduardai. Nežinau. Jūs čia mane bandysit išsitraukt? Aš bandysiu įsitraukti dabar. Ar į tą pusę, ar į tą pusę. Čia šakos atsargiai labai jau. Nu va, sakiau, kad čia tokia upė, kad braidyti nereikės. Jo, ir klaipūdų baidariai, ne? Galva. Galva. Nu, į krantą varom? Jo, nu tai kaip aš čia neįlipsiu. Neįlipsit per gilu. Neįlipsiu čia. Gerai, kad čia tik iki Žinai, jei tokia srovė nebūtų didelė, tai aš ir pati gal būčiau atplaukus, bet darant tų šakų, tai galvoju, dar paskui mane reikės gelbėti. Ajos. Kamštukas, aišku, viskas ilgiau užtruktų. Ne, mergaitėm vienom, tai čia jau čia daug reikalų jau. Jos net nesugebėjo jos tos valties ištraukti iš tų šakų. Tai va jau jom problema. Jos nepajėgė jos ištraukti net. Tai va. Tai jau čia nepareikalauja. Tiesiog negali būti kitos minties, kad nebūtų, aš galiu būti, bet aš būtinai palikčiau žalėznį, paskutinį žmogus mūsų. Tai čia mes dabar jau... Atsilikom juodai. Jau tos mergičkos ir tai nuplaukė, kaži kur. Ne, nu, bet tai jau čia jom... Aš irgi galvoju, čia kažkas ne taip. Jo, taigi žiūriu, Vaiva su Laimutė vardas tos mergaitės. Jo, mergička galvo, nu, blemba. Kada tai koją nusitrakau, nu tai aišku, taigi po žygių, tai kaip čia Ten matai labai stipri srovė, to šakos ir jos įsipainiojo į tas šakas. Ir vertėsi, nes labai srovė ten didelė. Nu, paskui per bortą pripila, staigiai jau ten... Ir įsipainiojo į šakas tą baidarį, jos nutraukti nesugebėjo vienos. Jo, ten jau pripylė. Bet buvo du vyrukai plaukė, du vyrukai viename ekipaže plaukė. Tai galėjo reikia įskirti. Nu, bet tai... Nu. Ai, parašė žinutę, sako, ar bus vietos į žygį, sako, bus, be abejo. Bet sako, mes visą, tai aišku, bus, aš galvoju, su Edita plaukiu, tai ten kiek jų ten nori, tegul tiek važiuoja, nu. Tai taip. Paskui dar Vitalija. Nu, tai galvoju, gerai, va komanda.
jau Hebroj. Kaip gražiai gluosnis atrodo, ne? Šitas va, gluosnis. Kokį netaktišką žodį ir išmetė, nu. Taip. Kai davė surklų atsisukus, tai aš ir išlėkiau. Jumoras. Jumoras geras dalykas. Namelis, sodyba. Kuo jie nusinuožinau. Smarkiai? Ne, nelabai, bet jau jaučiat? Jau filmuoti yra ką. Jau jaučiat. Filmuoti jau yra ką. Nu va, privati valda, viską užtvėrė, vartelius uždarė. Grotas uždėjo. Kad nieks neišliptų. Jo, ir dar ženklas, kad negalim. Jeigu norit, kabokit už aikštelės. Kraštų. Čia anksčiau buvo matyti lieptukas. Tiltukas, lieptukas. Nu ja, nuotykiai. Bet tos mergičkos jau nuplaukė, nei nematyt. Aš irgi būčiau gal ir atplaukus, jeigu būtų kur prie kranto prisišvartavus. Bet kadangi ten tarp tų šakų, galvoju, nu gal jau ne. Paskui reiks dar vieną blondinę gelbėti. Ne, aš ten specialiai įvairavau į tuos krūmus, galvoju. Tai jo, ten gerai, šiaip neblogai ten laikėsi. Gerai, nereikia, kad ir krantas neužimtas. Ir krantas neužimtas, reiškia, gal... Nu, gražu čia. Ir debesys gražus tokie. Čia vėl koks tai kaimelis. Srovė gal taip užnešė, nors nelabai jaučiasi. Vėjukas. Ir kiekviena baidarė vis kitaip žiūriu valdosi. Ir nuo sėdėjimo centro, nuo visko priklauso jo. Ja. Ar šitą sunku valdyt? Kaip? Šitą sunku valdyt. Jo, gal ta priekinė sėdynė galėtų biskį būti arčiau manęs. Iš tikrųjų. Likom tik keturiese. Po mergaičių gelbėjimo operacijų. Čia kažkaip rami tėkmė. Kaip? Rami tėkmė. Jo. Jeigu man reikia Lietuvoje, tai aš išsidėsiu tą komandą. Jeigu man Lenkijos čempionatas Lenkijoje, tai aš renkuosi Lenkijos komandą. Čia tas kelias, kur mes perėjom. Dabar reikia gal kairiau, nes čia. Jo. Čia truputį medžių išvirtusių. Dabar reikia pasižiūrėti, kas čia vyksta. Ai, tai čia reikia gal kairių šonų dabar, aš taip galvoju. Gal, žinokit, va ten po tais medžiais. Ai, ten gal nelendam, jo, nes čia visko daug privirtusio labai. Jo. Truputį, matot. Jo, čia tas skersai guli. Čia visur visko privirtę. Ir va čia taip. Labai gražiai, tėkmė nedidelė, tai čia leidžia pavairuoti dar. Jo. Gražiai atrodo šitos arkos. Medis nulūžęs. Viskas čia labai gerai.
plaukė viena šlepetė. Jūsų? Ne mano, ne. Ai, dabar plaukė? Ne, tų merginų, nežinau kurios. Dabar kas ant kairiau, ne? Turbūt Kairiau jau ten reikia, nes čia irgi medis išvirtęs. Parkluot leidžia, tai aš sušilu. Kliūčių kokių dar čia. O čia kaip banguoja, gal akmenų yra kokių. Čia gal tai yra. Nu, vandens tai daug. Biški mum kairiau čiučiut. Dabar palei šitą ten srovė, kur eina. Nu ja, čia akmenų taip kaip pribarstyta. Čia va tai srovė ganėtinai didelė. Jo, kad prie kranto neprispausti, nes tada labai išvyšęs vietą kranto. O kas ten? Putos ar gulbė? Putos. Putos. Bet jau čia, matai, čia truputį susiaurėjo ir va, srovė stipresnė, vandenukas verda. Jo, tai čia gal bus mergytės mūsų tos, kur išvirtė. Mergytės vėl ant kokios lenkčiau užsimovė. Gal ne? Gal ir ne, bet... Ne, tai vaivai vienai nebūtų, mes prie medžio prispaudė, tai neužsirėmė vieno krašto dar biskį. Žodžiu, aš tai būčiau nedaręs, kaip jai nutiko, bet... Biškį kairiau, Eduardai. Jo. Nes čia medis ar kas čia, nežinau. Gal tik šakos kokios. Ten tai jo Vytis ir sako priekį. Nu va, kaip gražu, matot? Jo. Faina kokia kompozicija. Medžiai išvirtę. Daugybė komandų. O čia būtum tu veikęs asmuo, tu gelbėtum konkrečią situaciją ar duotum instrukciją, matytum... Kažkur tai kelias jau matytas, kur mes perėjom pirmais. Tas plentas, taip vadinamas. Bus tiltas, nes jau girdžiu, kaip mašinos ūžia. O gal ir ne? Ne, tai turėtų kirsti upė. Mums reikia biškį kairiau. Kad čia neužsiraut ant šito medžio. Čia lengvai. Smulkmenų. Būda čia ir visų dalykų. Jo. Nu ir nutiko šiandien, nu. Nebijau visiškai tokių situacijų. Aš ir vienas įsikapstyčiau. Nesivilčiau baidarį iki kranto, parverščiau ant šono, arba nusemčiau dalį to vandens. Jo, jeigu sunku pakelti, nes... Bet tai jų buvo šonų, ta baidarė buvo jų. A ne? Jinai nebuvo apsivertus, jinai buvo šonų, užstrigus. Ne, tai pilna vandens. Pilna vandens ir ant šono jinai buvo. Ne, vandenį visai nesvarbu, jinai vartosi visai nesunkiai. Jo, jinai pilna vandens, jinai ten ant kranto, tai atvers. Sunku. Kai jinai pilna vandens, o tada sunku.
O vandenį tai jinai sau. Vartosi kaip nori, papartai. Žiūrėkit. Žiūrėkit, kiek Tai čia turbūt jau šiemetinė. kiek antukių daug. Visas plaukia. Jo. Gražuolės kokios. Septynios net. Gražuolės. Kad nesame vieni šitoj Amazonijai. O čia plaukia. Tai mums dabar jau ne naujiena, jau mums nieko tokio. Čia plaukia iš naujų tų žmonių, kurie retai kada būna. Čia iš naujų žmonių. Taip žmonės neranda kur plaukia. Nu taigi, kaip neranda, jeigu gerai ieškai randi. Tai pradėti tai reikia. Kibiras atplaukęs. Nėra jokios pramonės, tai ir vanduo skaidrus. Kaip gražu man šitie medžiai, kokie gražūs tokie. O dabar čia žiūrim tada. Jo, čia medis ko gero. Čia ko gero. Tai čia nieko čia baisau. Nieko čia nėra. Iš visų pusių tik tai šniokščia. Kada tiesiai gal varoma, ne? Aha. Kas ten? Va. Sekluma čia. Va čia srovėje perimam. Ir sekluma. Pirmojo užduotis, nes miestai yra tik tai pavara, tik tai greitį suteikia. Bet man atrodo, žinai, kai aš pirmą tą pusę, tai stengiuosi. Nepavargo dar. Ne, nu tai ką aš. Va, vieną baidarę. Čia iš tų naujesnių. Čia vietiniai šitie iš Varėnos. Gali būti. Tai jie neskuba jiems čia nei namų grįžti netoli. Čia mes prašoksim dabar. Na, čia viskas normaliai. Čia gražiai raibuliuoja. Ja. Kunkuliuoja, atrodo, kad ten baisus kažkas tai vyksta. Va, medžiai gelsta. Jo, dabar po tom šakom lendam, nes paskui posūkis dešinys bus. O, gerai. Kad tas skrybėlė, kad nenukeltų. Gerai. Nu, va čia va pats tas. Ne. Aš pasislėpiu už Editos Skrybėlaitės. Plėkė taip jos kaip plėkė taip nulėkė, man atrodo. Sušlapo vargšės, tai jos ten gal dabar apšildinėja. Sušlapo, jo. Tai įsigrėžė, tai kaip įsigrėžė, tai nieko visai, jeigu nevarva ištisai. Mes biški gal link jų plaukiam, nes čia yra kliūčių visokių.
Krokodilai. Čia perūkas įdomu. Kažkokia migla. Ai, tai ir šlepetė atsirado, nu tai žodžiu viskas gerai. Tai tik tai neaišku, ar telefonai nenukentėjo, jei turėjo su savim. O gal ne, tai jos tas krepšys ar neperšlampamas gal? Aš taip galvoju. Nu, aš tai dabar jau žiūriu atsargiai tokius dalykus. Neperšlampamas krepšys, neperšlampamos kelnės, neperšlampami batai. Neperšlampami batai. Čia kaip mes Maroje, kai plaukiam, neperšlampantys. Neperšlampamas ploščius. Kiaurai viską įsbaidarė, kiek pripylė vandenio tada. Nu. Ir kai reikia pro rastą pralysti, tai į balą reikia sės, nu tai man tas nepatiko. Nu, jau kad, ten nebuvo. Turi užpakalį nukelt nuo sėdį. Priplaukėm. Šitas, va, Merkio... Sustot? Ne, Merkio tilto liekanos. Jo. Čia, kur buvom šiandien. Tai čia mes ir buvom šitoje vietoje. Jo. Va čia šitam šlaitė, va šitam kažkur. Taip. Ja. Šitą pusė. Va, iš vidaus pamatysim, kaip atrodo. Iš kitos pusės. Aha. O šitoj pusėj nesimato nieko. Ai, na ten matosi truputį. Galėtų išpjauti ir kitoj pusėj medžius. Va taip atrodo. Vieną baidarę damą tau ten plaukia. Dabar užsisuko, tai nematyt. Oi, kaip gražiai šakos nulenkia. Jeigu taip padoriai pats savo, tai galvoju, nu tai ką čia dabar. Nors prisidėjęs būnu ten ir konių 5 poros, ir batų 3 poros, dar be žygio batų. Nu, ja. Nes neaišku, kaip jaučios, kaip kojo. Tai jo. Tai bet mes iki Varėnos plauksim, o paskui 2 kilometrai dar reikės iki mašinų pareiti. Jam aš dar į Tuliką norėsiu. Tai gerai. Ten gal bus, nu. Tai bus ten, manau. Mes įeisim į mišką, man atrodo, paskui. Aš važiavau, tai ten biškį per miestelį praeit reikia ir paskui, nu, miškas tas prasideda. Tai kai vyram, tai dzin. Tai vyram tai ką? Tai prie medelio, kad batų neapsitaškytum. Ne, nu tai ką čia? Užsimaukšlinau skrybelę nuo saulės. Taip, va čia va sala. O kaip ją pavadinsim šitą salą? Žiūrėkit, kiek ir medžių čia. Visai gera sala. Labai čia gera. Ir dar medžių yra. Galima ne tik palapinę pasistatyti, bet ir hamaką dar. Jo. Tarp medžių. Ir po tos laužą susikurti ir romantiškai laiką praleisti.
Oi, kokia sala. Biskį reiktų dilgėlės išpjauti tik tai. Jie kita pusė plaukia. Nu, nemaža ta sala. Išlipti gal nelabai jaučia gerai. Dumblo nemažai jaučia. Nu jo, čia labai platu. Nuo vieno kranto iki kito nemažai čia metrų. Vos nenerės. Kokie 30 metrų 40 jaučių bus. Nelabai. Ne? Gal. Ne, 40 gal. Gal vietom. O vat į šitą vietą tai tikrai. Kai kur tai tikrai, kad ne, bet va čia tai tikrai, kad platu. Gelsvėja, gelsvėja. Atėjo vakaras, vidury Neries sustojau, išlipau. Kelnes treninginės susimoviau, kad nebus šalta. Manau, kad nenumaldomai mes čia artėjam jau prie šitą Edita. Varėnos. Tengi vis tiek jūsų grupė, tai bus savaitė prieš mūsų, ne ten tam. Čia va nameliai. Maršrutą, ten kur tą katiną aplankyti dar kažką tai. O tai jis ką nežino? Aš nesidomėjau, galvoju, ten kalnus tai nekopinėjęs, ten, Tai nieko. ten gali būti sudėtinga, ne? Nu, Ta prasme, kad sunku. nu jo, nėra labai lengva. Va čia va, Čia čia lyguma, sodai, čia sakau, sodai kolektyviniai. Ja. Sakiau, kad sodai, ten sakiau, bet vat, matot, va čia, tai jau čia viskas jau netoli turėtų būti. Nu, kai upė, o šašlykais kvepia. Užuodžiat? Dumelį. Jo, Ai, ant šašlykų. šašlykų. Ruošia anglis. Reiks gal eit šašlykų valgyti į Alovės karčiamą. Tai ne šašlykų yra, ne? Oi, kaip skaniai kvepia. Bet aš galvoju, o čia tai grupė eina visai. Kokia graži sodybėlė, žiūrėkit. Aha. Ir vieta tokia visai nebloga. Tai kokią seną sodybą nupirko arba paveldėjo, atsinaujino viską. Nu ir šaunu. Žulikai kažkokie. Nebūtinai. Ne visi žulikai gerai gyvena.
Tokia pavėsinė, tai žinau, kiek kainuoja. Kiek? Nu, ta prasme, kad daug darbo. Daug darbo, medžiagų reikia, visko. Bet tai čia... Ir čia padaryta ne vienai šeimai, čia padaryta... Jo, čia padaryta poilsiavietė. Turizmų jau. Jo. Tvoros aptvertos, statiniai, čia kokia įmonė gal. Nu jau čia Varėna, žinokit, jai ką man. Tai va, o apie Tuliką dar galvoju. Tai jau viskas, žinok. Gal kur sustot, lemba? Tai paskui, prie tilto. O tai ten kokių krūmų bus ar ne? Nežinau. Tai va. Turėtų būt. Mieste sustosi, tai ką paskui ant savivaldybės gal. Smėlis, krantai. Ant Seimo pastato yra padariusi kažkokių užsieniečiai. Irgi matyti užbalę. Saulė tiesiai mum į veidus. O mes į vakarus plaukiam. Į Varėną. Medžiai išvirtę. Jau čia Varėna. Visiškai nedaug liko. Nu šiti medžiai grius kada. Taip, ir labai daug laiko nereikia. Nulinkę, tai jau jų dabar kaip ir... Po geros audros ir... Jo. Arba po gero snygio. Tai kiek nuomoj, gal to vėjo, gal tokio pilno nejaučia. O, kiek čia namukų. Jo. Čia tai va iš vis naujai pastatyta. Kubilas, matyt, pirtukė. Siurbliukas, tai aišku, daržais pasilaisto, viską. Taip. Pasėdėt galima, bet per vartelius ne. Pasėdėt galima, bet per vartelius. Nu jo. Nepageidaujami svečiai, nereikalingi. O ten šokių kokių palieka, ten kansarų kokią krūvą O kažkur ten stalo. kokia prieplauka padaryta. Ne visi tokie kaip mes. Labai tokie inteligentiški keliautojai. Jo, tai praktiškai mes žalos niekur jokios. Mes niekada nepadarom jokios žalos. Nebent mum gamta padaro biškį žalos. Visko būna. Bet yra tokių, kad ojojoj. Ten va ta pušelė taip šaknim įsikibus į žemės. Jo, tos šaknys. Irgi kažkada griusinai vargšė. Tas smėlis lenka, šaknys apsinuogino. Ir pati jau vos stovi ten ant to šlaito. Kelios baidarės prieš mus, kelios gale.
Kokia graži atodanga. Nedidelė atodanga, bet... Jau girdisi kelias, tai vadinasi jau tiltas čia pat visai. Ir ten namų matyt. Tai jau. Nu, bent jau man taip atrodo. Kur ta bažnyčia? Na, tik tai kryžius biškį matosi. Nu, va, tiltas, tai ką čia prie to tilto? Ne? Jo. Prie šito? Nu, man atrodo. Nes kitas tai dar senas yra tiltas, bet manau, kad ten visi jau išlipę. Jau visi, jo. Ai, čia pilna krūmų, jo, tai reiks kažkur tai. Taigi sakau, kad čia pilna. O, tiltas. Ai ne, čia ne mūsiškiai. Mūsiškiai. Plaukia mūsiškiai toliau. Gal stabdžių neturi? Rankinį nežino. Na, nežino, kada užtraukti rankinį. Ai va, už to tilto stoja. Jau čia triukšmas baisus ir šunų lojimas ir viskas. Nu, tą čia neplaukus buvau baidarėm šitos atkarpos. Labą dieną. O, labą. I'll be ready. Geras. Nu, kur chebra, ten linksmybės. Plaukėm ilgą atkarpą be humoro. Atsargiai. Padėt? Ne, tai dabar jau. O, papa! O, jėtų. Neptūnas vejasi. Sakau, kad Neptūnas atsiveja. Ten jau buvo vienos įkliuvusios Neptūno žabangus. Taip. Buvo paspęsti spąstai. Visi laimingi po žygio eina namo. Iki mašinų. Laikų. Neaiškini, bet varėniškiai žino, ką nors tiksliau? Jo, bet kaip bebūtų, sakau, visa ta apdaila ir plytų stiliaus, nes kuomet atėjo rusai ir pastatė tą įrengė Vilniaus karinės apygardos poligoną, iš tiesų Varėna, senoji Varėna, suklestėjo kaip miestelis, nes atsirado daug žmonių, vasaromis tenai kelių tūkstančių žmonių apsigyvendavo, kuriem reikėdavo kažką valgyti, kažkaip pramogauti.
dar kažką supranti, atsirado teismai, sinagogos, kadangi visa komercija, žydai, žinai, ir visi kiti reikalai labai nemenkos, tarp kitako žydų kapinės. Šitas pasibaigė ir prasidėjo. Miškelis toks užtimto ten biškyrus. Jis neva susijęs kažkuo ir su spirito gamyba. Ar šitas pastatas nėra suprastas, nes anas pastatėlis šito pastato kieme turi vieną labai svarbų akcentą, Jeigu tas gonkeles nugriautume, kuris būdingas visom spirito alkoholio prekybos ar gamybos pastatams. Jų priekyje yra užkoduotas butelis. Ir jeigu nugriautume tas medinės medinės, už jų slepiasi ganėtinai butelio formos įėjimas. Tai todėl va tas alkoholio reiškiasi kažkokia sąsaja. Bet dabar lyška yra gimnazija. dar trumpai apie tą, kaip kažkas ten mane atsargiai butelį atidarė, tai kas tai gausi. Karai vyko, reiškia, tai matome, vienas reiškia karų metu. Bet aš žiūrėjau, paskyrės, tai čia ką, čia nuo šūdų. Na, tas skautės, sėdinys į Šitas kampas ananas šaudys, tai nuneštas kampas, o paskui jau kitom plytom. Demūrino paskui, Bet jisai buvo įstrigęs toks keistų kampų. Atėjo Europos Sąjunga, turim būti saugesni už bet ką saugaus. Jie išėmė tą sviedinį, tikrai patikrino, kad nukenksmintas. Dar buvo užklijavę lentelę, kuri dabar tos skylutės vietoje, sviedinio reiškiasi vietoje, buvo lentelė, kad išminuotas Lietuvos kariuomininkas pasirašo sapiorsiterą ar panašiai, žinai. Bet jau lentelė nukrito, sviedinys liko vietoje ir jie įstatė dabar taip valdiškai, tiesiog nukrintas toks pastato elementas, nors iš visų jisai taip įklipa į vienos pusės styrojo iš to pastato. Nors pripažinkim, tikras kultūros gerbės ir girtas būtų gražiau užmūrinės. Bet jau plytų paieškoja, žinai, tų panašių. Pastatas, sakau, labai gilus iš šitos. Jo, užmūrino tai kaip valdė. Raudonų plytų išmuštos buvęs skylės lopai ir po to sutvarkyta raudonomis plytomis. Tai va čia tas rizalitukas toksai truputėlį iškeltas, kad pagražinti tą fasadą, kad jisai nebūtų, kad ir geltonų plytų, bet vis tiek toks nuobodus. Tai sakau, bent per plytą storio, žinai, kažką tai padaryti kažkokį elementą. Čia tie kampiniai pilastrai išiškėja, iš vienos pusės tas pilastras nematyto, čia va tokia lyg ir kolonos kampuose yra iš šito šono matomos. Tai va toksai.